Совместный проект «Радио Р», порталов ТТС из Висагинаса, Клайпеда Новости, телеграм-канал, конечно же, Литва за неделю. И мы говорим с претендентами на пост президента нашей страны. Действующий премьер сегодня Ингрида Šimonytė, мой собеседник. Labą dieną, premjerė. Labą dieną. Na, aš pradėsiu mūsų pokalbį nuo tradicinės padėkos. Mes turėjom patirtį per pastaruosius metus, kai visos valdžios šakos sutarė. Tai kalbant ir apie rėmimo žiniasklaidos įstatymo, kai tikrai palaikymo, kurį mes dar pajausime šiek tiek vėliau, bet tai yra padaryti dalykai. Tačiau šiandien apie tai ne apie ką sutarėm, o apie tą greičiausiai ką nesutarėm. Ir šie klausimai yra aktualūs mūsų auditorijai, tad leiskite juos paklausti. Rinkimų rezultatai parodė visuomenės baimės, taip galima būtų traktuoti, tam tikri rezultatai. Ir neapykanta kitataučiams gali būti tarp jų iš buvusių kandidatų, yra skirtingas požiūris į saugumą iš esmės, apie kaimyninę šalis visi labai įvairiai pasisakė, na ir rezultatai atspindėjo tą, kad ir visuomenė palaiko vieną ar kitą nuomonę. Ar turite receptą, kaip visuomenė įveikti šias baimės ir priimti realią geopolitinę padėtį? Man atrodo, kad niekada nebūna taip jokioj visuomeniai, kad visi žmonės turėtų vieną nuomonę, nes tokioj visuomeniai mes jau gyvenom ir tai žinom puikiai, kad tada vienos nuomonės neturėjom, tada tiesiog savo nuomonę buvome išmokę slėpti. Tai man atrodo, kad čia yra ne tame problema. Problema turbūt yra tame, kad vis dar daliai žmonių matyt atrodo, kad esamoje geopolitinėje situacijoje yra kažkokių tokių pusinių sprendimų, kad kažkaip galima toleruoti kai kurių mūsų kaimynų įsivaizdavimą apie pasaulį, kad jie gali reguliuoti visų kitų gyvenimą, įskaitant ir mūsų. Tai akivaizdu, kad su tokia nuomonė negalima sutikti ir manau, kad mūsų užduotis ir politikų užduotis yra tiesiog tą geopolitinį kontekstą kaip įmanoma geriau atskleisti ir paaiškinti. Ar po to liks visi su ta pačia nuomonė ir visi vienodai vertins grėsmės? Žinoma, kad ne, nes yra žmonių, kurie apskritai nelinkę galbūt mąstyti apie kažkokius, didelius dalykus, geopolitinius dalykus, jie daugiau galvoja apie savo kasdienybę, apie savo kažkokią tai buitį, apie savo asmeninius poreikius ir jiems atrodo, kad nėra kažkokios pareigos galvoti apie kažkokius tokius didesnius strateginius dalykus, kol kažkas neatsitinka. Tai mes darome viską, kad niekas ir neatsitiktų ir todėl greičiausiai ir to ir siekiame, kad tų rizikų gyvenime nereikėtų pasitikrinti. Bet vis tiek, matyt, kad yra žmonių, kuriems ir invazija į Ukrainą buvo nepakankamas argumentas įvertinti Rusiją kaip grėsmę. Dėl to apgailestauju, dėl to turim ir toliau nepaliaujamai daryti tą, ką iki šiol darėm. Ir galbūt tiesiog dalis žmonių tą realybę anksčiau ar vėliau priims. O ko bijo Ingrida Šimonytė? Geras klausimas. Aš bijau turbūt nepamatyti kažkokių svarbių dalykų, kažką pražiopsoti tame savo darbe, kurį dirbu kiekvieną dieną. Kažką pražiopsoti tokio, kas gali sukelti žalą kitiems žmonėms. Čia turbūt yra mano pagrindinės baimės. Pakalbėkime apie gynybą. Apie gynybą kaip, žiniasklaida arba yra formuojama karo nuotaika, o galbūt kaip tik gynybos nuotaikos, kurios yra daug svarbesnės, atgrasimo nuotaikos, tai sukelia baimę žmonių, tai logiška. Ir diskusija dar apie biudžetą, ta gynybos vis nėra dar iki galo pažengusi. Jų šalininkė liktais, kad ir būtumėte, jeigu žinotumėte šaltinius ir 4% BVP, jeigu tik tai parodytų kaip, cituoju, kaip buvo pasakyta. Litva za nedelį portalo skaitytojai sako ir atkreipia dėmesį, kad ir tai žiniasklaida irgi yra paminėta, kad valstybės skola nėra didelė, galbūt vietoj PVM kelimo ar kitų mokesčių kelimo, kas sukelia baimę žmonių, galima būtų tiesiog pasiskolinti. Ką Jūs manote apie tai? Tai skola lygiai taip pat turėtų sukelti baimę žmonių, todėl kad skola turi vieną labai bjaurią savybę, ji pati nėra didelė, bet už ją reikia mokėti palūkanas. Ir palūkanas reikia mokėti ne kažkokias ten paskaičiuotas santykinai nuo kažko, o iš tų pajamų, kurias gaunam, taip pat kaip ir savo buityje. Palūkanos pakilo, Europos centrinio banko dėka visi, kas turi kreditą, labai gerai žino, kaip tai atrodo. Kintamos palūkanos padidėjo iš karto skolos aptarnavimo išlaidos iš tų pačių savo pajamų, kad ir didėjančio darbo užmokesčio vis tiek reikia atidėti vis daugiau ir daugiau palūkanom mokėti. Ir su valstybės skola yra lygiai taip pat. Ir tai reiškia, kad mes jau kitais metais biudžete turėsim numatyti daugiau nei 150 milijonų papildomų išlaidų tam, kad sumokėtumėm palūkanas už skolą, kurią mes jau turime.
tą nedidelę skolą, kaip sakote, kurią mes jau turime. Ir jeigu mes galėtumėm tą 150 milijonų pridėti krašto apsaugos finansavimui, tai jau būtų daugiau negu 0,2 procento BVP, įsivaizduojat? Va. Bet praeitie jau padaryti sprendimai dėl to, kad deficitas Lietuvoje yra natūrali būsena turbūt per visą praktiškai nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, mes labai retai esam turėję subalansuotą arba perteklinį biudžetą. Tai reiškia, kad ta skola, ji pati kaip skola neatrodo ten kažkaip labai grėsmingai, bet palūkanos, kurias reikia mokėti, jos mokamos iš tikrų savų pinigų, iš tų mokesčių, kuriuos sumoka mokesčių mokėtojai. Ir jeigu tą skolą dar labiau didini, ypatingai jeigu ją didini neatsakingai, tai paskui ateityje to priedo palūkanų yra vis daugiau ir jis išstumia tavo nacionalinės išlaidas, kur tu visada sugalvosi, kam geriau panaudoti pinigus, bet tiesiog negali, nes turi palūkanas mokėti, kitaip būsi nepatikimas skolininkas. O jūsų nuomonė, kaip žmonėms paprasčiausiai paaiškinti, kam labiausiai dabar gynybai reikia pinigų? Jums ministras pasako, kam jam reikia labiausiai pinigų, kodėl mes turim tokias didelės išlaidas dabar patirti, kas čia dega dabar labai? Man atrodo, ministras ir aš pati esam tą ne kartą sakę. Pirmas yra didžiulis projektas, kurį mes dabar įgyvendiname, tai yra Vokiečių brigados persikėlimas į Lietuvą ir tai yra didelė infrastruktūra, kuri yra reikalinga sukurti 5000 žmonių ir kelių, ir pastatų, ir įvairių sandėlių, ir poligonų, ir įvairiausių dalykų. Tai yra didžiulė infrastruktūra. Mes visi turime būti suinteresuoti, kad brigada čia persikeltų sėkmingai ir kuo greičiau, nes tai yra vienas iš pagrindinių atgrasimo elementų, nes mes čia turim savo sąjungininkų pajėgas, realias pajėgas, didžiulės pajėgas, kurios yra pasirengusios Lietuvą ginti, tai veikia kaip puikus atgrasimas. Tai yra didžiulis projektas. Didžiulis projektas taip pat yra ir mūsų pačių kariuomenės stiprinimas ir čia yra įvairūs elementai, ir oro gynybos, ir sunkesnės ginkluotės, ir karių aprūpinimas, kad kariai turėtų geresnę ekipuotę ir daugiau amunicijos, ir rezervas, kurį mes turime sukaupę ir kurį ruošiame ir kurį norime apmokyti ir kad jisai būtų pasirengęs kažkokiom nenumatytom situacijom, o ne tiesiog ant popieriaus. Visam tam tikrai reikia nemažų lėšų ir tai yra, pasižiūrėkite, bet kurią praktiškai NATO valstybę. Dar 2 procentų tai tikrai visos valstybės išlaidų nėra pasiekusios, bet tempas, su kuriuo gynybos išlaidos didėja visur, jis visur yra gana spartus. Tiesiog mes anksčiau pradėjom. Mes turbūt suprantame, kad kartu su brigada ateis į darbo vietos, nes reikės jas aptarnauti, tai tiesiogiai palies ir mūsų gyventojus. Tai ateis ne tik brigada, ateis pramonė, ta pati diskusija su Rheinmetallu, tarkim, dėl gamybos Lietuvoje. Aš niekiek neabejoju, kad šitom diskusijom sėkmingai pasibaigus bus diskusijų su kitais gamintojais, kurie Lietuvą rinksis kaip savo gamybos lokaciją. Ir tai irgi prisideda prie mūsų saugumo. Todėl, kad tokių verslų buvimas čia, gamybos buvimas čia, taip pat reiškia viena vertus, kad investuotojai mumis pasitikė, kad jie čia investuoja, kad jie čia kuria savo gamybos vietas. Kita vertus, kad tai yra ir sinergija tarp mūsų pačių gynybos ir ginkluotųjų pajėgų, ir mūsų sąjungininkų, ir gamybos pramonės Europos Sąjungoje. Šiek tiek apie tautinės bendrijas noriu paklausti. Pirmas turas kažkaip sukėlė vėl diskusiją ir dėmesį tautinių bendrijams skirtingose Lietuvos regionuose, bet turbūt jums yra žinoma, kad yra tautinių mažumų įstatymo projektas tam pateiktas Seime. Jis ne iki galo aptartas, aišku, su bendruomenėm. Ten yra keistų nuostatų, tarp kurių yra, kad mokyklų tautinių bendrijų kalbomis išlaikymas draugiškų lietuvių šalių kalbomis. Ar tai būtent šita frazė, kuri yra projekte, be abejonės dar nepatvirtintam, kad tai yra tik lenkakalbių mokyklų saugumas Lietuvoje? Tiesą sakant, projektas nėra įregistruotas Seime, jis dar yra tebederinamas, jis net nėra pateiktas vyriausybei. Iš vyriausybės, tikiuosi, kad projektas galės iškeliauti į Seimą kur nors birželio pradžioje, priklausomai nuo to, kiek užtruks derinimas Teisingumo ministerijoje. Bet akivaizdu, kad diskusijos dėl mokyklų dėstančių rusų kalba ateities, jos Lietuvoje vyksta gana, sakyčiau, net ir aršios. Ir turbūt iš dalies tos diskusijos yra inspiruotos sprendimų, kuriuos priėmė Latvijos ir Estijos vyriausybės, nors aš visą laiką teigiu, kad ten tiesiog faktinė situacija yra kitokia negu Lietuvoje, todėl Lietuvoje manau, kad mūsų tikslas vis tiek turi būti tas pats, kalbant apie visas tautinės mažumas ir mokyklas, kad visose mokyklose būtų galimybės gerai išmokti valstybinę kalbą.
Ir tai yra pagrindinis uždavinys. Ir tai yra ne tik valdžios, bet taip pat ir mokyklų bendruomenių ir tų mokyklų vadovų užduotis, kad vaikai, kurie mokosi ne lietuvių dėstomąją kalbą, kad jie gerai išmoktų lietuvių kalbą, nes nuo to priklauso jų tolesnės galimybės šitoje šalyje. Tai manau, kad čia yra pagrindinis uždavinys. Toliau, kalbant apie tvarumą, na vėlgi reikia labai atvirai žiūrėti į situaciją, kokia yra. Mes puikiai žinome amžiaus vidurkį mokyklose, mokyklose, kuriuose yra dėstoma rusų kalba. Ir tikrai labai tikėtina, kad vis daugiau ir daugiau dalykų tiesiog pačios bendruomenės rinksis dėstyti lietuvių kalbą, todėl kad mokytojų trūksta ir lietuvių kalbą dėstančių. Ir tai yra universali problema visoje švietimo sistemoje. Sekantis klausimas iš Žalgirio studijos Nadvilis, ne visai turbūt vyriausybės vadovai, bet visgi gal jūs turite nuomonę, beveik 30 metų mes puikiai bendravome su Lenkija, turime tarpusio santykių jubiliejų. Na, Lenkų bendruomenė, jinai pergyvena, pavyzdžiui, dėl situacijos senos Trakuose ir Paluknyje, kur yra teismo sprendimas, jūs žinote turbūt apie tai, tikrai tai yra tokia aktuali. Ir nežiūrint liktai objektyvės priežastis, dėl kurio tokie sprendimai yra priimtini, bet bendruomenė kažkaip labai sunerimusi. Kokia jūsų pozicija dėl to sprendimo? Mano pozicija yra tokia, kad mes dėja turim politikų Lietuvoje ir čia nesvarbu, ar tautinių mažumų politikų, ar tiesiog politikų, kurie naudojasi įvairiomis situacijomis tam, kad tam tikrą priešpriešą sukeltų siekdami savo politinių tikslų. Tai kaip ir politiškai, nesakau, kad normalu, nes tai vis tiek yra gana oportunistiška, bet tiesiog yra tema, ties kuria galima sukurti kažkokį tokį politinį bazą, atsiprašau už žodį, ir tada tas klausimas pasidaro karštas ir paskui galima jau tuos, kurie priima sprendimus, kaltinti ten kažkokiais skaldimais ar panašiais dalykais. Bet man atrodo, kad tas skaldimas iš tikrųjų vyksta iš kitos pusės, nes aš žinau situaciją Trakuose labai gerai ir ten yra priimti sprendimai bendrai dėl tinklo ir tų mokyklų, kuriuose yra dėstomoji kalba lietuvių. Bet kolegos iš Lenkų rinkimų akcijos sako, tai mums neįdomu, kas ten su lietuviais yra, mūsų nedomina lietuvių mokyklos, nes čia jūsų problemos, gerbiami lietuviai, mus domina tik tai šitos mokyklos. Bet taip negalim. Ta prasme, jeigu tai būtų specifiškai prieš tautinių mažumų mokyklas priimti kažkokie sprendimai, žinoma, kad tai būtų netoleruotina. Bet kadangi tai yra bendri sprendimai dėl viso ugdymo tinklo, laikantis taisyklių, kurios yra patvirtintos, o jūs puikiai žinote, kad tinklo taisyklėse tautinių mažumų mokyklom yra numatytos išimtis. Ta prasme, reikia mažiau vaikų tam, kad mokykla veiktų, nes mes suprantam juk tuos apribojimus ir kad tos mokyklos natūraliai yra mažesnės. Tai tiesiog reikia atvirai tą situaciją žiūrėti, bet kad atvirai tą situaciją žiūrės žmonės, kurie yra kuriem tai yra politinės darbotvarkės klausimas, galbūt šiek tiek manipuliuojant tą realybę, aš vis tiek norėčiau, bet matyt, kad viltis sunku. Į Visaginą. Nukeliausim trumpam, labai News.lt portalas tikrai parašė tokį pageidavimą arba klausimą. Jūs šiaip žinote, kiek ministrų per paskutinius metus apsilankė Visagine? Iš vyriausybės, ar pakankamai jie bendravo su žmonėm. Kur yra klausimo esmė? Visaginiečiai labai tikėsi galimybės pabendrauti su vyriausybės nariai, turbūt ir šiaip su valdžia tiesiogiai, nes turėjo tokią praktiką su prezidentu, netilpo į salę, labai norėjo, labai nusivylė žmonės. Tai visgi, kas galėtų pagerinti tuose vietovėse komunikaciją, kad galima būtų iš pirmų lūpų išgirsti, kad nebūtų iš karto komentarai po pirmo rinkimų turo, kokie miestai yra geri ar blogi ir kad jiems neskiriama pakankamai dėmesio? Man atrodo, aš tikrai tokių komentarų pati niekada savo neleidžiu ir tikrai jų vengiu ir net ir tas komentaras, kuris čia susiejo pono Vaitkaus rezultatą su tautinėmis mažumomis, man atrodo, yra, švelniai tariant, pritemptas, todėl kad pats ponas Vaitkus yra mano žiniomis lietuvis ir balsuojančių už jį buvo įvairiose Lietuvos vietose ir matyt, kad priežastys yra visiškai kitos. Taip, galima sakyti, kad ten gal yra tam tikro persidengimo su pono Tomaševskio rinkėjais, bet čia jau yra detalės. Čia ta prasme, niekaip taip nespecifikuočiau. Aš turiu pasakyti, kad aš pati Visagine esu buvusi ir būtent tada, kai Lietuvoje buvo
buvo COVID krizė vadinamo ir kai reikėjo raginti kažkaip žmonės dalyvauti ir skiepijimo programuose ir tą krizę valdyti, tai sąmoningai rinkausi tokias savivaldybės, kuriuose reikia daugiau paaiškinti, daugiau kalbėti, ar tai Vilniaus rajoną, ar Visaginą, ar Švenčionių rajoną. Ir man atrodo, kad žinot, aš netikrinu, kur ministrai važinėja, kai tai yra ne užsienio komandiruotė. Galbūt yra poreikis tokiam didesniam betarpiškam bendravimui, bet tiesiog reikia ir objektyviai suprasti, kad labai dažnai daugybę klausimų, kurie žmonėm yra labai aktualūs, sprendžia ne prezidentas, ne vyriausybė ir ne ministrai, o sprendžia vietos savivalda. Tai žinoma, bendravimas su vietos savivalda, mano supratimu, jis vyksta visą laiką, visais formatais. Jeigu vietos savivaldos vadovams atrodo, kad kažkurie klausimai bendruomeniai labai labai aktualūs ir yra tikslas juos spręsti, tai tada visada vietos merai ir tarybų nariai randa būdą, kaip tai aptarti, o apsilankyti kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienam ministrui matyti per kadenciją nepavyks, bet galiu tikrai paraginti kolegas nuvažiuoti dažniau. Na ir mes dar turim klausimą iš Klaipėdos, naujoji Klaipėda, Telegram kanalas Naujienas klausia, klaipėdiečiai labai nerimauja dėl medicinos paslaugų prieinamumo, dėl to, kad vyriausybė vykdo reformą, kuria siekiama sumažinti stacionarinių ir visą parą teikiamų medicinos paslaugų skaičių rajono savivaldybėse, daugiau atsakomybės guls ant didžiųjų miestų ligoninės pečių. Na, tai vakarų Lietuvoje yra Klaipėda, jiems neramu, kad yra neprieinamos paslaugos, ar nereikėtų leisti gydytojams, galbūt čia būtų sveikatos apsaugos ministrų klausimas, bet jūsų pačios pozicija, mes dar vieną tokį židinuką naują atrandame, kad kažkokie veiksmai, kad ir gerų tikslų siekiant ar optimizuojant kažką, iki žmonių nedaeina, iki galo informacija nesupranta, kas vyksta. Na, vėlgi, žmonės turi turbūt kelis informacijos šaltinius, iš kurių gauna informaciją. Viena informacija yra, kurią jie gauna iš vyriausybės, ką vyriausybė sako, kad paslaugos yra ne pastatai, ne lovos, ne šildymas, ne elektra, o paslaugos yra kvalifikuoti medikai, kurie gali suteikti geriausiai įmanomą pagalbą ir kaip įmanoma greičiau pastatyti žmogų ant kojų, kad jisai galėtų grįžti į savo gyvenimą. Ir tam nebūtinai reikia 2 savaitės gulėti ligoninėje, kurioje yra labai ten kažkokia tai kuklus turtas, ten kažkokia patalinė su žodžiu Minzdrav ir panašus dalykai, nes labai daug dalykų šiandien yra padaroma dienos chirurgijos, dienos stacionaro būdu ir tai yra labai efektyvu ir tai yra paslaugos, kurias mes visokiojopai skatinam. Ir yra tikrai ne viena savivaldybė, kuri tuo keliu net neraginama išėjo anksčiau ir kur tiesiog tas efektyvumas, tas paslaugų prieinamumas žmonėms, jisai žymiai pagerėjo, nes žmogui nepagulėti ligoninėje reikia, žmogui reikia, kad jam sveikatą atstatytų. Bet žinoma, kaip ir su mokyklom, taip ir su gydymo įstaigom, visą laiką yra tam tikrų interesų. Todėl, kad kažkam, kam tai yra darbo vieta, kas yra įpratęs dirbti tam tikrų būdų, vadovauti galbūt kartais, tai yra tiesiog natūrali baimė, kad keičiasi tavo įprastas gyvenimas, dabar kažką reikės daryti kitaip, man reikės kažkaip kitaip dirbti, o aš noriu dirbti taip, kaip visada iki šiol dirbau. Tai aišku, kad to pasipriešinimo tokiem pokyčiam visada yra, bet jeigu aš nematyčiau gerai veikiančių pavyzdžių savivaldybėse, kur iš tikrųjų puikiai veikia, pavyzdžiui, kokioje nors Joniškio savivaldybėje jau tikrai ne pirmus metus, dėl to, kad yra tiesiog žmonės, kurie tuo tiki, jie tą kryptimį eina, savivaldybės vadovai tuo tiki ir rezultatus mes tikrai matom. Ir manau, kad mūsų visų interesas yra ne, kad žmonės vartytųsi ligoninės lovoje, ten kažkiek savaičių ir ligoninė už tai gautų kažkokį tai apmokėjimą, bet už tai, kad žmonės būtų gydomi, kada yra reikalinga, kuo greičiau pastatyti ant kojų ir kad už tas paslaugas gydymo įstaigos. Ne krepšelio principų, kitaip tariant, kad nebūtų tos priklausomybės. Tokia iš rimtos mūsų interviu dalies paskutinis klausimas būtų, ar įmanoma pasiekti santykius tarp prezidentūros ir vyriausybės, kaip šeimoje, kurie visko būna, bet atėjams svečiams viskas blizga, su sąlyga, kad abi dvi pusės turi bendras vertybės. Tai aš manau, kad taip ir yra iš esmės, nes čia ne šeima, nes vis tiek žmonės, kai sudaro šeimą, tai greičiausiai tą sprendimą lemia kažkokios emocijos, paprastai šiltos ir labai geros. Politikoje tą situaciją lemia žmonių pasirinkimai ir kažkokie sprendimai, sakykime, parlamento, ten sudaryti vienokią ar kitokią vyriausybę.
ir žmonių pasirinkimai suteikti pasitikėjimą vienom ar kitom politiniam jėgom arba vienam ar kitam kandidatui į prezidentus, tai nereikia siekti, kad čia būtų kažkokia meilė, nes nėra tos meilės turbūt ir nenatūrali būtų, bet bendras darbas yra visai kiti dalykai. Ir tai čia labiau aš sakyčiau kaip kokiam nors ofise arba darbo kolektyve. Visai būna nesutampančių nuomonių, būna kažkokių pasiginčijimų, bet matymas krypties ir svarbiausių sprendimų yra tas pats ir dėl to visi, pavyzdžiui, valstybės gynimo tarybos sprendimai yra priimami niekada net nebalsuojant. Nėra situacijos, kad mes būtumėm balsavę dėl gynimo tarybos sprendimo, reiškia, sutarėm dėl tų dalykų. Prieš 5 metus man teko garbė irgi jūs kalbinti antram turė ir ačiū labai, kad jūs ištesėjot savo pažadą ir visą tą laiką su mumis bendravot ir komunikavot, bet ir tada, ir šiandien aš noriu pasinaudoti progą, tiesiog užsifiksuoti istorinę akimirką ir labai trumpą blicą pabaigai, kai visą patikrinti, kas pasikeitė, galbūt kažkas ne. Šaltibarščiai ar barščiai? Šaltibarščiai. Rinkimų dieną, sekmadienį, Vilniuje taip pat pasibaigs komikonas, tas Marvelo ir ne tik kitų komiksų superherojų festivalis. Ir klausimas yra apie supergalę, kokios supergalios reikia prezidentui? Aš manau, kad prezidentui nereikia jokios supergalios. Prezidentui reikia tiesiog išminties ir konstitucijos. Girdėjom, kad per šią rinkimų kampaniją buvo mažai muzikos, bet kam dar turit laiko? Kinui, teatrui, filmų, serialams? Viskam stengiuosi turėti laiko, ypatingai jeigu tai yra lietuvių kūrėjų darbai. Tai stengiuosi aplankyti lietuviško kino premjeras, teatro premjeras stengiuosi aplankyti ir jau kažkaip būti vienur ar kitur, nes yra svarbu. Paskutinis renginys, kuriam buvau, tai buvo Tomo Sinickio koncertas Kablyje prieš savaitę. Tada, kai kalbinau praeitą kartą, jūs buvote nauja kūrėja, tuo metu kalbėjom apie sodą, sodinimą. Šiaip tai dabar mačiau medžiai, taip viskas gerai, bet ar dar kažką šį pavasarį sėjot? Tai pasodinau svogūnus per pirmą turą, pažiūrėsim, kaip išaugs. Pasėjau krapus, o per antrą turą tikiuosi pomidorų šiltnamį pasodinti. Tai labai gerai. Stadionas ar metro, ko Vilniuje nebus niekada tikrai? Stadionas ar kas? Ar metro? Metro greičiausiai nebus niekada, stadionas bus. O kam visiškai neužtenka laiko, kokiam pomėgiu savo asmeniniam? Tokiem esminiam turbūt užtenka visada knygas perskaityti sugebu, puzlių kartais padėlioju, žemėje pasiknisu, tai atrodo viskas neblogai. Ar Lietuva šiemet turės olimpinius medalius? Taip, neabejoju. Iš kur sužinot pletkas apie viską ir turit patarėją šio klausimu? Ne, neturiu. Ir stengiuosi net nesužinoti pletkų, nes nežinau, kam to reikia. Ką labiausiai vertinate prezidentę Gitaną Nausėdą? Proeuropietišką kryptį. Ar mes galim tikėtis, kad nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigs rinkimai ir kas vyks toliau, kad jūs ir toliau komunikuosite su mūsų auditorija? Žinoma. Ačiū labai už skirtą laiką. У нас был премьер-министр Литвы Ингрида Шимоняте. Отвечала на вопросы перед вторым туром выборов. Оставайтесь с нами.